Sveiki popietėje. Ar prisimenate tą dieną, kai už rankytės į pirmąją pamoką jūs vedė 12-tokai? Kaip besijaudindami laukėte pirmojo skambučio? Taip, mėly žiūrovai, jau supratote, kad šios popietės tema yra mokslo ir žinių šventė rugsėjo 1. Jau nuo antikos laikų ši šventė pasižymi išskirtinėmis moksleivių ir studentų dūzgėmis. Tačiau laikams besikeičiant, pasikeitė ir tradicijos minėti šią šventę. Tad šiame reportaže užduosime klausimus eiliniams praeiviams, kaip jie švenčia rugsėjo 1. Žiūrim. Naujieji metai. Tai naujieji metai, tai daugeliui mokinių iš tikrųjų, apskritai visame pasaulyje rugsėjo 1 tai yra kaip nauja pradžia. Naujieji metai viską pradedi nuo balto popieriaus lapo. Tai iš tikrųjų suprantu šią tavo metaforą, šaunuolis. Aišku, mano gimtadienis. Gimtadienis. Kalėdos. Kalėdos. Gimtadienis. Tai kaip pamatėme iš respondentų atsakymų, šių metų, 2014 metų rugsėjo 1 tendencija yra būtent šią dieną, rugsėjo 1, švęsti kalėdas bei gimtadienius. Vienas iš respondentų švenčia naujosius metus. Tai švenčia savo gimtadienį. Tai kanceliarinių prekių nusipirkti, mokytojus pasveikinti, nereikia to? Su šeima sėdžiu prie stalo, valgau vakarienę, džiaugiuosi stalu. Kad šventė nuo vakarienės prasideda rugsėjo 1. O stalas tai visą laiką yra gerai. Aš tikiuosi, kad ir į mokyklą nueini tą dieną. Vartoti alkoholinius gėrimus. Lengvus. Šokti. Tai kol kas iš atsakymų esu labai maloniai sužavėtas jaunąją Lietuvos kartą, kadangi iš atsakymų sprendžiant rugsėjo 1 yra pagrindinė jiems šventė ir jie tikrai mėgaujasi ją švęsti, tai yra sveikintina. Valgyti kūčiukus, laukti kalėdų senelio. Matau, iš aprangos stiliaus vaikinas esate prieš sistemą, tai rugsėjo 1 bus vis tik rugsėjo 1. Mokslo metų pradžia. Visą gyvenimą? Oi, 100 dienų. Tai 100 dienų pašventi, tada 100 dienų kokią pasergi ir tada iki mokslo metų pabaigos 100 dienų, šimtadienis. Super gyvenimo būdas. Tikrai džiaugiuosi už tave ir netgi pavydžiu. Poros metų. Tai matau, mergaitę mokyklą tikrai mėgstat, bet mokslam laiko kaip ir nelieka. Žinau, interneto kibirą. Čia, kaip suprantu, alternatyva Ice Bucket Challenge, taip? Tai panašu, kad čia yra naujosios kartos žmogus, kuriam sunku bendrauti realybėj. Burtų lazdelė. Tai ta burtų lazdelė mieloji tam, kad galėtum sustabdyti laiką ir tos 2 metus savo laimingai švęst, ne? Medinė arkliuką. Tai aš tikiuosi, kad ir atjosi ant jo. Kitas klausimas. Sėkmės su egzaminais. Ne. Taip. Maladėc. Tai faktas. Maladėc. Maladėc. Nežinau. Nežino, ne? Tikiuosi, mama žiūri šitą video. Ne. Na kągi, kaip matome, rugsėjo 1 patinka visiems, o šiais metais moksleiviai ir studentai pakilo kaip Feniksas iš pelenų. Bet ar jiems pavyks atsilaikyti dar 1 metus? Šios kulminacijos tęsinį pamatysime kitos rugsėjo 1 metu.
Su jumis buvo Kęstutis Keistutis.